Sveiki gyvi, dėkojame, kad įsijungėte tikras žinias, šiandien juose matysite. Vilnius atsisako kalėdų eglutės. Kas pastumėjo šį netikėtą sprendimą ir kaip sutaupytos lėšos pavirs dirbtiniu sniegu. Pakeisim, iš tikrųjų nebe eglė bus. Naftos atradimas Lietuvoje. Ar tai tik sutapimas, kad statybininkas pasinaudojo kazino pinigais? Palaižau, nuokurat, nafta. Pirmadienių pabaiga. Mokslininkų siūlymas revoliucionuoti darbo savaitę ir nuo kada įsigalios pakeitimai. Ištyrėm labai daug dalykų, kodėl tie pirmadieniai yra blogi. Ir žinoma, žinių pabaigoje karšti orai. Nešvankiai karšta. Vilniuje kalėdų eglė šiemet nebus. Miesto valdžia priėmė sprendimą, kuris leis sutaupyti apie 200 000 eurų. Vietoje eglės bus gaminamas dirbtinis sniegas. Vilnius taps pirmuoju Lietuvoje miestu, kuris kalėdų atmosferą kurs dirbtiniu sniegu. Net jeigu bus ir žiema tokia šilta, kaip mūsų vasara. Plačiau apie tai pamatysite mūsų reportaže. Vilniuje nuspręsta nebestatyti tradicinės kalėdų eglutės, o sutaupytos lėšos bus panaudotos dirbtinio sniego gamybai. Kalbinome Vilniaus merą, kuris papasakojo, kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir kokios buvo pagrindinės priežastys. Mes tikrai girdim, ką sako tauta, ką Vilnius sako. Tai darysim tik geriau, kad būtų Vilniui. Pakeisim, iš tikrųjų nebe eglė bus, o bus labai gražus dirbtinis sniegas. Nes tikrai už 200 000 mes galim geriau. Mes galim kaip Vilnius geriau, tai atsisakom eglės ir sutaupysim labai daug pinigų, galbūt ir biudžetą pradidinsim, bet čia jau mūsų reikalai. Darysim geriau, kad būtų tik tais Lietuvai geriau, Vilniui geriau. Landsbergiui gerai. Taip pat kalbinome Karolį Sniegą, kuris yra atsakingas už dirbtinio sniego tiekimą ir paskirstimą visame mieste. Pasak Karolio, sniegas bus naudojamas ne tik miesto centre, bet ir visuose rajonuose, kad kiekvienas vilnietis galėtų mėgauti žiemos pramogomis. Tai gavom tą užsakymą, didelį užsakymą, realiai kas gaunas dabar skaičiuojant apie 220 000 eurų, man atrodo, tai jeigu imant grinai dirbtinio sniego, ką mes dabar gaminam, tai čia bus vienas toks didesnių užsakymų. Mes darėm Vienoj, darėm šiek tiek New York'e. Tai tas sniegas, jis šiaip yra daug geresnis negu tas vadinamasis tikras sniegas, kuris, kaip žinom, su chemijom sninga. Dabar pas mus Lietuvoje iš vis nebesninga, kaip matot, to sniego nėra, ne? Eglutė yra, sniego nėra. Tai dabar rinkitės, kas geriau žmonėm yra. Tai dabar kas čia gaunas dar 3 dienas palaikom iki pirmadienio tų kažkiek ten tų 4 karalių vadinamųjų ir eglutei kaput ir jau nuo kitų metų jau viską, žiūrėkit, eglutės tikrai nebebus, nes nesąmonė. Vaikai ateina, kaip vaikam dabar pasakyti, kad sniego nėra Lietuvoje, juokinga man yra. Ir nežinau, ir pabaigai galiu užbaigti mūsų gerbiamojo maestro Egidijaus Dragūno Selo žodžiais. Sniego yra ir bus. Ačiū. Su šiais pokyčiais sutiko ir Lietuvoje pagarsėję savo skandalais Wolt ir Bolt kurjeriai. Tiesa, jiems ši idėja labiau patinka dėl atsiradusios užsieniečių konkurencijos jų darbo sferoje. Man nenukrenta iš tikrųjų darbo jau, nes išėmė mus iš rinkos tie vadinamieji. Nenoriu sakyti. Mes turim savo žodį jiems, bet čia aš kaip suprantu, į televiziją net nesakysim irgi. Tai, darbo apmažėja ir, žinai, skauda, darbus iš mūsų atima. Mano žmona vienas irgi net pačiupės yra dabar, išvažiavo į savo tą kažkokią ten Kirgizistanį kažkokį, žinai, nemalonu, aišku, nemalonu, bet ką aš toks paprastas mažylis galiu padaryti, žinai. Žinai, tegu jie būna, žinai, viskas okei, būna, bet kam tos paradus daryti, žinot, irgi mums. O dabar žiūrėkit, tavo vaiką, mano vaiką, atėjai dar rastai, tai reikia duoti ausį snukį jiems. Vilniuje statant dar vieną Lidlą buvo atrasta nafta. Šis radinys Lietuvoje kuro kainas sumažins perpus. Tačiau istorija neapsieina be intrigų. Kodėl naftą statybininkas norėjo pasilikti savo ir kuo tai yra susijęs su nacionalinio stadiono statybų stabdymu, visą tai išvysite mūsų sukurtame reportaže. Perstatant naują Lidlą Vilniuje, statybininkai netikėtai atrado naftą. Tai turėtų ženkliai pakeisti kuro kainas Lietuvoje. Kalbinome statybininką, kuris pasakojo, kaip netyčia atrado naftą statybų aikštelėje ir paaiškino, kodėl ši radinys gali sumažinti kuro kainas iki pusės dabartinės kainos. Jo situacija tikrai yra tokia jau, kuri, ne kiekvienam, kaip sakoma, pasiseka gyvenime, man pasisekė. Vadovų dirbu jau 15 metų, mes esam pastatę ir Akriopelį, ir dar visokius ten prekybos centrus, hujantrus, visokius namus statom. Ir dabar čia statėm eilinį prekybos centrą. 74 mano prekybos centras. Ir situacija, tai dabar
kolegos darbuojas toliau. O mes radom nafto, žinokit. Tai kaip buvo viskas. Aš pasiėmęs, žinot, ten jau įsikasėm su eskavatoriais normaliai, tipo, ir tada lopetėlę pasiėmiau, nes taip žiūriu, kažkas, žinot, taip biškai ne taip. Pasiėmiau tą lopetėlę, bam, žinot, porą kartų, pink, puk, šauna, ne, į viršų, ir toks, juodos spalvos, žinot, ir aš galvoju, blecha mucha, negali būti, kad iš tikrųjų pas mūsų yra rasta naftos, toksai, čiukšt, palaižau. Nuokurat, nafta. Ką galiu pažadėti, kad kuro kainos tai žymiai kris. Gal net 50%, žinokit. Ir aš tada pradėjau galvoti tokią biškį situaciją, kodėl stadione, ne? Stadioną statom 20 metų, didį nieko nepastatom, pinigus kažkas suinvestuoja, pinigus pralaimi ir pradėjau gilintis. Nuvažiavau pasižiūrėti, akurat, žinokit, yra ir ten rasta, tiesiog nieks nekalba taip, kaip aš kalbu. Nes aš jau žmogus, kuris pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų ir pasakysiu, kad situacija yra tokia, kad vagiami pinigai yra naftos Lietuvoje apšikmat. Tai va, jeigu ten pažiūrėti, kur dabar kapoja, ne, toj vietoj, tai ten yra tas pagrindinis šaltinis, ten jau kur iš tikrųjų taip veržiais, o tada visur kitur, kur čia kasa važinėjus, dabar pilni šiupeliai yra tos naftos, mes jau dabar juokimės, kad nebežinom, kur dėt, хуй знаешь. Mūsų žurnalistams pavyko pakalbinti ir vieną didžiausių apgavysčių Lietuvoje kaltinamą Arūną Stepukunionį. Būtent jis dar 2014 metais buvo sulaikytas už maždaug 40 milijonų eurų skirtų stadionui pralošimą lošimų bendrovėje. Taip, saky. Gal galime porą klausimų? O ką būtent norėsit? Čia trumpai apie stadioną, žinau. Apie stadioną. Bet, šito tai nedėkit tikrai, nes, irgi geri esat, netikėtai taip užkalbat. Nemalonu pripažinti, mes iš tikrųjų, ne veltui prapylėm tos pinigėlius, nes taip, aš jam parodys, yra 3 srovės susidariusios, tai mes prakirtom netyčia iš pirmo. Ir tada atradom, kad jie yra aukso kasykla. Ir tada tos pinigėlės, ką padarėm su pinigėliais, tada vieną statėm ant raudono, prapylėm, bet mums nebėda, nes žinom, kad čia tikrai atsikurs. Dabar tų statybų ir negalim daryti, dėl to stadiono statybų negalim vykdyti, nes naftą uždengsim su visokiais stadionais. Tai aš nemanau, kad dabar futbolas Lietuvos svarbiau už naftą. Minėjot nuo sausio 1, kad dizelis šoks. Nefiguški, kaip aš mėgstu sakyti. Gausim dalintis tikriausiai. Nes šiaip mes buvom, paslapčiom viską darėm. Tokelį, žinot. Ar galite įsivaizduoti savaitę be pirmadienių? Nauja mokslininkų idėja siūlo atsisakyti pirmadienių ir pereiti prie 6 dienų savaitės. Anot ekspertų, ši idėja paskatintų produktyvumą, sumažintų stresą ir leistų greičiau pasiekti naujųjų metų šventes. Plačiau apie šią idėją jau netrukus. Išgirdote teisingai. Lietuva planuoja atsisakyti pirmadienių, taip sutrumpindama savaitę iki 6 dienų. Paklausėme mokslininko, kokią įtaką tai gali turėti žmonių kasdienybei. Skundžiu pridirba, neveik mane, kamerą. Paspaus ten kažką, negėt. Ko man paspaus, aš nesuprantu čia. Alio, sveiki. Girdit? Gerai? Iš tikrųjų ištyrėm labai daug dalykų, kodėl tie pirmadieniai yra blogi. Matom, kad pagal tendenciją pirmadieniais dažniausiai žmonės nenori dirbti po savaitgalių, o kaip to išvengti, kaip tik tais atsisakyti pirmadienį. Galvojame apie trečiadienius iš tikrųjų, nes trečiadienį vidury savaitės irgi norisi pailsėti po darbų, bet tada pagalvojom, kad jeigu išimam trečiadienį, tada antradienis, ketvirtadienis įsijungia ir vis tiek gaunasi tos kasdieninės dienos, tokias iš eilės, tai kaip ir nieko nepadarom gero. Tai pirmadienis buvo atsisakytas iš tikrųjų nuo vasaros laiko. Čia porą mokslinių faktų aš paskaitysiu, jeigu nieko prieš. Matom, kad pirmadienis daugiausiai savižudybų yra darbe, matom, kad pirmadieniais ir žmonės mažiau dirba, mažiau darbingumas įsijungia. Ką dar matom? Matom, kad ir mano perspektyvai, aš penktadienį šiek tiek, po darbų atsipučiu, alaus vieną, antrą. Šeštadienį biškį jau rimčiau ten pajudėjimas matosi jau iš mano darbo etikos. O sekmadienį jau čiūchinus, nenormaliai, žinokit. Ir pirmadienį jau toks, atsičiūchinės, dar daužo iš tikrųjų yra ir ratai visokie. Tai pačiam matos, kad ir tie moksliniai tyrimai yra atmestinai pirmadieniais atliekami. Na ir apibendrinus galim teikti, kad pirmadienis yra pati
Pažiūrėjai tą pirmadienį, tas pirmadienis, trečiadienis ateina, pjauna tas malkas, kažką. Я говори, первый, не будет туда. Keliam ranką, keliam koją. Jo! Dangiški migdolai. Atsiprašome už techninius nesklandumus, įvyko ryšio klaida. Šiuo klausimu savo nuomonę išsakė ir garsi influencerė ir aktorė Trečiadienė. Nenori čia manęs išnešti, ne? Skambino man čia jau porą savaičių, neduoda ramybės, oi, trečiadienį žiūrėk, gal laikas pasitraukti, jau kažką, bet, man keista, nes, trečiadienis vis dėlto, pripažinkim, yra turbūt populiariausias, nes, nežinau, negirdėjau, kad penktadienis ar šeštadienis turėtų savo serialą kažkokį ar filmą, žinot. Pirmadienio gaila vis tiek, žinot, nėra, ką mes daug bendraudavom, jis labiau su antradieniu, su sekmadieniu kažkaip. Tai nesujungdavo mūsų keliai, yra tas toks, žinot, tarpas tarp mūsų, tas antradienis, Luinys jau antradienį galėtų išnaikinti šiaip. Bet ką, gaila, bet, dar šešiese, manau, kad dar galim atlaikyti normaliai. Jeigu žmonėm nepatinka, tai žinai, nepatinka, ką darysi, Kaip sako, trečiadienį, peace out, ane, visus tas savo judesiukus ir... You can't see me, my time is now. Aš tada dar katiną. Pasiimu, gerai, laikykitės. Tai viskas, ką šiandien jums paruošėme. Atsisveikiname, linkime, kad dirbtinis sniegas Vilniuje būtų toks tikras kaip šios žinios, o trumpos savaitės linksmos ir džiugios. Nieko nepabėgite, nes mūsų laukia labai karšti orai. Labadiena, kaip matote, šiandien Lietuvoje turime ypatingą situaciją. Ir šioje Lietuvoje vietoje yra labai karšta. Šioje vietoje dar karščiau. Šitoje vietoje, kaip karšta. O štai čia nešvankiai karšta. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. Kaip matote, turime globalinį atšilimą ir šioje studijoje tuoj pat pasidarys nešvankiai karšta. Nebus mano papai didesni už juos.